Pripažinkim, kiekvienoje komandoje yra tos pačios klaidos, kurios kartojasi vėl ir vėl, tiesa? Na, šiandien panagrinėsime, kaip galima visą tai išspręsti kartą ir visiems laikams. Ir tam pasitelksim vieną labai galingą, bet dažnai tiesiog nepastebėtą ESLint funkciją. Visiems turbūt pažįstama situacija. Kai spaudžia terminai, tie kodavimo standartai atrodo kaip kažkoks nereikalingas balastas. Juk kur kas greičiau parašyti kodą savaip, ar ne? Bet ilgainiui toks požiūris virsta tikrų chaoso. O kai na, tai sugaištas laikas ir galvos skausmas visiems. Aišku, visada galima bandyti eiti tuo herojišku keliu, kurti sudėtingus, specializuotus ESLint įskiepius. Bet, tiesą sakant, tai dažniausiai yra šaudimas iš patrankos į žvirblį. Pagalvokime, kiek valandų reikia analizai, rašymui, testavimui, o juk tikrai ne kiekvienai problemai reikia tokio sunkiasvolio sprendimo. Ypač, kai egzistuoja daug paprastesnis būdas. Ir štai čia į sceną žengia No Restricted taisyklių šeima. Galima įsivaizduoti tai kaip šveicarišką peiliuką ESLint konfiguracijai. Tai visas rinkinys įrankių, kurie leidžia įdiegti tikrai galingus apribojimus tiesiog konfiguracijos faile, be jokių įskiepių, be sudėtingo programavimo. Štai keli pavyzdžiai, greiti ir efektyvūs sprendimai kasdienėms problemoms. Sakykim, komanda nusprendžia visuose testuose naudoti tik it, o ne test. Su No Restricted Globals tai įgyvendinama per kelias minutės. Arba, pavyzdžiui, norima visiškai uždrausti pasenosios Bootstrap View bibliotekos naudojimą. No Restricted Modules pasirūpins, kad niekas jos netyčia neįtrauktų į projektą. Viskas paprasta ir veiksminga. Gerai, o dabar pasiruoškime, nes atėjo laikas susipažinti su tikruoju sunkiasvoriu. Tai No Restricted Syntax. Šis įrankis gali iš esmės pakeisti požiūrį į kodavimo standartų užtikrinime. Bet prieš pasinerti jo galę reikia trumpam žvilgtelėti, kaip pats ESLint mato ir supranta mūsų kodą. Įsivaizduokime, kad kodas yra sakinys. Na, o abstraktus sintaksės medis arba AST yra tarsi to sakinio gramatinė analizė. Ji parodo ne tik žodžius, bet ir kaip jie tarpusavyje susiję. Kas yra veiksnys, kas tarinis, kas papildinis, tai mums leidžia suprasti ne tik, ką parašėm, bet ir kaip. Štai kaip tai atrodo praktiškai. Kairėje visiems puikiai pažįstamas konzologas, kuriam yra hi. O dešinėje tai kaip tą patį dalyką mato ESLint. Jis nemato tiesiog teksto eilutės, jis mato struktūrą, iškvietimo išraišką, kurios viduje yra norjo išraiška, sudaryta iš objekto ir jo savybės. Būtent ši struktūra ir yra ta supergalia, kurią galima analizuoti ir kontroliuoti. Jei kada nors teko naudoti CSS selektorius, tarkim, norint pakeisti mygtuko spalvą, tai iš esmės jau suprantama pusė darbo. AST selektoriai veikia labai panašiai. Tik vietoj to, kad taikytumėmės į HTML elementus, kaip klasė.button, mes taikomės į kodo struktūras. Geriausias būdas tai išmokti – tiesiog pažaisti su įrankiu stexplorer.net. Gerai, užteks teorijos. Pažiūrėkime, kaip visa tai veikia realiame projekte. GitLab komanda susidūrė su problema. Jie įdiegia naują efektyvesnę testavimo priemonę, bet programuotojai, iš įpročio vis dar naudoja senąją gerai pažįstamą funkciją. Ką daryti? Jie tiesiog pasinaudojo No Restricted Syntax gale. Ir per kelias minutės buvo sukurtas nurodymas, kuris ne tik aptiko tos senosios funkcijos naudojimą, bet ir pateikė programuotojams aiškę, draugišką žinutę tiesiai redaktoriuje. Paaiškino, kodėl tai blogai ir ką daryti toliau. Jokia sudėtinga įskiepio, tik kelios eilutės konfiguracijos. Dabar ar tas jų sukurtas apribojimas buvo tobulas? Tikrai ne. Jei kas nors būtų pavadinęs kintamąjį, tarkim, wrapper2, taisyklė jo nebūtų pagavusi. Bet čia ir slypi esmė. Tikslas nėra sukurti neperšaunamą sistemą. Tikslas yra pakeisti programuotojų mąstymą ir įpročius. Vietoj to, kad valandas kurtume tobulą, visus įmanomus atvejus apimantį sprendimą, kur kas geriau per kelias minutės sukurti pakankamai gerą taisyklę. Tokią, kuri išspręs 90% problemų. Juk geras sprendimas dabar yra kur kas vertingesnis už tobulą sprendimą, kurio galbūt niekada ir nebus. Tai veikia tarsi asmeninis mentorius, kuris visada yra šalia ir pasufliuoja, kai daroma klaida. Ir svarbiausia, jis ne tik pasako, kad daroma klaida, bet ir paaiškina, kodėl tai klaida ir kaip ją ištaisyti. O investicijų grąža čia yra tiesiog milžiniška. Ir čia matome didžiausią privalumą – individualizuotas pranešimas. Jis paprastą klaidą paverčia tiesioginiu komunikacijos kanalu, kuris paaiškina, kodėl tam tikros kodo šablonas nerekomenduojamas. Ir netgi gali pateikti nuorodas į papildomą informaciją. Klaida tampa ne barjeru, o tiesiog galimybė kažko išmokti. Taigi, klausimas toks. Kokią pasikartojančią klaidą būtų galima išspręsti per artimiausias 10 minučių?
Su No Restricted Syntax bet kas gali pradėti gerinti savo komandos kodą tiesiog dabar. Pradėkime nuo vieno paprasto apribojimo ir stebėkime, kaip kodas tampa geresnis, o programuotojai laimingesni.